Va koks grožis, kokie žiedai. Šiandien birželio 20, tai sulaukėm lietaus pirmą kartą. 42 iškepti baigiam. Nu, bet jau žiedai. Nu, kaip nepasidalinti tokiais. Ir dar visokių spalvų. Tiesiog nuostabu. Čia reikia parodyti, kas čia darosi žiedų. Šitą pusę. Nu, nesu matęs gražesnės gėlės tokiu laiku. Jau čia biški daugiau į saulę, tai jau šitie biški pabaiga eina. Kokia didybė, ne? Lyja po truputį išėjau pasifilmuoti. Va širdis. Čia širdis. Va parodysiu tikrąjį grožį. Rekomenduoju visiems tokį grožį auginti namie. Pažiūrėkit, tikrai dar nesat matę, ne visur. Į botanikos sodus važiuoju visur, o čia va pas mus. Nu, nuostabus grožis, atrodo kaip vestuvinė suknelė. Aš tai negaliu atsižiūrėti. Tikrai negaliu. Tiesiog neįmanoma ir kvapas nėra labai, kad stipriai kvepėtų, bet tokiu savotišku kvapu kvepia. Tokiu maloniu. Karalienės. Karaliukai. Va čia tai mano karalienė. Nu čia tai mano karalienė. Nu dar parodysiu vynogės. Kokią didumą vynogės jau. Tas, kur rodžiau kažkada anksčiau. Nu. Va, čia mano gandriuks. Nu, vynogės, va. Nu, šiemet visur skaičiau pilną vynogių. Milijonai. Labai didelės kekės šitos skaniosios, didžiosios besėklės. Vieni vynogės. Va, pomidorai kokie jau seniai valgom. Kokią didumą pomidorai. Šiandien balandžio 20.
Specialiai pažiūrėjau į tą kalendorių. Kokia diduma jau. Neprižiūriu labai, atvažiuojam kas antrą dieną palaistyti. Pilna pomidorų, kiek nori, kokių nori. Tai čia mano miksai padaryti, aš labai mėgstu miksus. Va, šitie marinavimui. Vieni pomidorai. Aš miksus darau, mane visko prisodyta. Kas jie tokia? Kas jie tie tokie? Ką? Ką nori pomidorą nori? Nevalga jos pomidorų, labai agurkus valga. Nu va, kokia diduma. Be trąšų, absoliučiai be nieko. Va šitie tai man labai gražus. Nu jau valgom, jau skinam. Seniai. Va. Čia kur kažkada rodžiau, jau į pabaigą čia antrą kartą sodinti tie gvazdikai. Nebespėjom lakstyti čia aplink juos. Va šitie labai gražus. Reik prižiūrėti, reik vėl juos surišti, sukilnoti tuos pomidorus. Bet va taisyklingai aš juos aprišu, taisyklingai lapus išpjaustau. Nu tai kekės pomidorų. Kas trečią dieną palaistom atvažiavę. Dar nueisiu į kieno daržą, parodysiu. Labai gražus. Tikrai, kad gražus pomidorai. Reikia suraišiuoti vėliakus, apsukti. Jau šitos į pabaigą viskas. Va čia dar tie keli nauji žiedukai. Ojei, koks sunkus žiedas. Tuos baltas labai gražiai žydėja. Jau į pabaigą reikia nuskabyti. Va vieną nulauži vėjas. Aš su savo firminiais kaliošiukais. Žiauriai patinka. Kosi. Įjungi kondiškiai peršala biški. Va kokie gražuoliai. Pomidorai kokie gražuoliai. Labai skanus. Pirkau iš parduotuvės paragauti, žiauriai neskanus iš parduotuvės. Va šitą gyvatvorę, kur sakiau, va. Va, čia įkišau. Man patinka. Viskas kartu įkišta. Labai graži gyvatvorė. Labai, jeigu taip daryti iš jos visą gyvatvorę. Čia va palikau lygtais laukinį kažkokią. Nežinau. Bet tai irgi taip gražiai pražydau. Gal čia ta pati gyvatvorė. Jo, va pražyda. Ta pati. Dabar tik pamačiau. Tai va. Lapų daug neskabau pomidorams, todėl kad didžiulis karštis. Mygom jie prinoksta visi vienu kartu. Tai geriau pavėsi. Pavėsi daug geriau. Po biškį noksta po truputį. Oi. Va. Jau nudžiūva reikia atsodyti naujai. Nu tie. Tik eik aplink juos. Eik. Aišku, gražu, grožis viską atperka. Va, pas mane viskas kartu draugauja ir viskas gerai. Tinka pomidorams, nei jie pūva, nei jie ką. Vienas kitas gal koks per daug gal palaistom kartais būna įpuvęs. Nieka tokia. Ant žemės vagulį. Kur čia, Maja, kur tu čia tarp pomidorų? Nu, dideli gražus tokiu laiku. Tai mes neskubėjom sodinti šiemet. Va. Net nesuvalgoma, raudonas guli, matau. Labai neskubėjom sodinti. Va, mergytė mano. Maja. Mergytė mano. Agurkai irgi. Vienu žodžiu viskas. Čia mažikė, kita veislė, labai daug veislių. O čia man biškį nuostolio padarė. Krita vazons gėlių ant šitų lapų. Labai dievinu šitos lapus.
Daug kas sumaišo, sako, bananai. Ne bananai, nemėgstu bananų, vėjas išlauža. Labai gražus šitie. Va, šitas irgi labai patinka, aš gandriukais vadinu. Viskas žydi. Šitas pradės tuoj žydėti, bet vynuogių. Aš pats apstulbęs, kiek vynuogių. Vien vynuogės. Va tos rožės ir sunkiai su jom, labai sunkiai. Su tom čia pražyda, va. Va, jau pražyda. Pažiūrėkit, kas žiedų dabar žydės iki pat vėlyvą rudenį ir per žiemą. Va šitos tai, va vien bambaliai. Čia mineralinį geriam, tik mineralinį. Sveikas gyvensena, jokio kito, tik mineralinis. Jokių limonadų, jokių nieko. Nu gražu, ne? Nu kiek žiedų, nu tikrai kiek žiedų. Čia mes ją pakeitėme, jau persodinam iš vazonų. Galvojau, kad jinai nelabai jai čia patiks. Nu patika, neįsivaizduoju kiek. Kiek žiedukų. Kaip gražu. O čia kukurūzai lietuviški. Nu ir kaip jam čia patiko, labai stipriai. Labai stipriai. Mat klimats gers, atitinka. Kokią didumą kukurūzai, nu. Čia biškį pasodinau tų agurocų. Tai tokie apvargę itališki agurocai. Tai jau čia nuskynėm gal 4-5. Skanus, iš tikrųjų skanus. Nematau daugiau. Ai, va čia. Dideli labai auga. Labai buvo suvargę tie tokie. Žemė čia nekokia. Bet taip įkišau pabandymui. Va, gvazdikus kaip. Neturėjau kur dėti, tai sukišau. Va, tokiais gabalais. Nu ir kaip gražiai. O ko ne? Labai gražiai atrodo, labai. Nes tiek daug įskaidyti neturėjau aš vietas kur. Kaip gražiai. Gvazdikai. Čia pernai buvo česnakai, pomidorai. Tai šiemet, va čia reikia biškį patvarkyti. Dabar neseniai atvažiavom. Nu, įda čia parodau, kol iki daržą naisiu. Va. Vynuogės. Nu, kokias vynuogės, tikrai. Nedėjoju nieką, nu, bet kokias vynuogės. Aš pats stebiuosi, todėl, kad pernai buvo mažai vynuogių. Čia juos antrametės yra. Aišku, pirmą metą tiek nebus jų. Kokie krūmai užauga. Kokie krūmai. Čia mano visokios veislės. Tokių, kokių tik yra. Va čia tos pačias didžiosios. Jos, man atrodo, melsvos, kaip jos ten būna tokias. Čia maišytas. Vienas toks, kitas toks ir jos draugauja, ko puikiausiai. Visas jos draugauja. Nieko jom nėra, nieko nebijau. Čia tokią arkutę padariau gražiai prie šašlykinės. Na, čia taip gražiai sugalvojau. Kai gerai atrodo su to kaminu. Levandas jau džiovinam, jau kiek priskyniau. Kiek priskyniau jau, kiek pridžiovinta. Va jau nauji atnaujyti vazonai. Labai gražias levandas. Ir tas mano vakrums, kur išgelbinau jau kokią didumą.
Kokia graži spalva. Nuostabi spalvyti, nuostabi. Eida, čia yra. Čia dar. Čia va kas darosi pas mane irgi. Nu, reikia visus vazonus palaistyti, yra ką veikti. Šitiek prilieti. Čia vėdinu. Pradarau duris, išvėdinu. Nu, tas žydi ištisus metus. Nu, kuo daugiau karpai žiedus, tuo labiau jisai visur vien. Va, tas gražuolis koks. Briedžių vadinu aš jį. Persodinti reikia, va čia arbūzų įkiša, kur tada rodžiau, va kokie. Nu, čia drėgmės daugiau gauna, jiems netinka drėgmė arbūzams, o tas va naujus išleida. Kur norėjau nupurkšti. Čia jau nauji nereikėjo purkšti, senus tik nuskabiau. Kaip gražiai. Daug darba, tikrai daug, bet atperka grožis. Jau kaip atperka grožis, tai negaliu. Suspėjam visur ir pakeliauti. Ir daržai, ir gėlynai, viskas suspėjam visur. Va, miksas, labai mėgstu miksą, žiauriai. Žiauriai miksą. Gražu. Va, čia. Vieni vazonai visur, tik nebeturiu vazonų daugiau, kiek turėjom, tiek prisodinom. Va, kukurūzus raunu, nešu vištom. Turiu atskirą lauką pasodinęs. O, kokia diduma kukurūzai. Atėjau iki kitą daržą. Parodyti, čia biški vėliau sodinta. Tai ne vienu kartu prinoks. Surišta, sutvarkyta. Labai daug, tikrai daug irgi. Labai dideli kiekiai bus šiemet. Jokios priežiūros, tik surišau. Šilumos reikia ir vandens nereikia daug. Į savaitę kartą, 2 kartus laistau. Ir lapus nukarpyti. Palikti, kad būtų lapas, kad maitintų tą kekę. Dar čia blogai vietoj pas mane pasodinta, įsiaiškinau, kad po graikiniais riešutais negalima sodinti, bet va pasiteisino, auga žiauriai gerai. Čia vien pas mane visur graikiniai riešutai. Tai labai nemėgsta. Jie kažkokį tai orų skleidžia. GPT klausė, orų skleidžia kažkokį tai. Ir sunkiai su jais. Čia kažkas ar įlesta. Gal varna įkirta. Gražus, tikrai gražus. Pasiteisina labai. Nu, nes čia va vieni graikiniai riešutai, o riešutų šiemet daugybė. O riešutų milijonai. Nu, šiemet labai daug riešutų. O taip surišau į vieną. Puikiai. Jo, nespėjau, čia reikėtų irgi
juos eiti paraišiuoti, tvarkyti. Nieka tokio svarbu neguli ant žemės. Būna vėjas irgi, visko būna. Čia pipirai. Vakavimui pipirai. Čia pipirai. Va, jie noksta, aš galiu lapus iškarpyti, bet paskui labai greit vienu kartu prinoksta visi. Nu, blizga pomidoras, reiškia, jisai sveikas, jam visko užtenka. Visko, jisai žemė prasta. Bet čia yra ten va, nu ten baisukas darosi vagoj. Baisukas pomidoro. Agurkų irgi žiedai, milijonai žiedų valgom agurkus, dabar jau pradėsiu vakuotis, neskubėjom su vakacijom. Nėra kur skubėti. Slyvas dabar vakavau, dar visokių. Va, čia gėlių rasi. Čia va, agurkai vėlai pasodinti, specialiai, kai jaunų nebeliks, kad šitų būtų. Vėl nauji. Va, matosi tikrai. Pomidorai, kai šiltnamį auginau, iškarpydavau lapus. Tai geriau matydavus, dabar sunkiau matos, bet aš tai gerai matau, kamera gal taip neparodo, kaip aš matau. Čia daigai pirkti, ne mano neauginti. Visi daigai pirkti ir po kiek ten mokėjau, po 10 centų. Nežinau, po kiek aš čia mokėjau. Pasakojau už ten. Nu. Tuoj pradės sirpti. Va, tokį lapą pamatau, nuskinu, kada jau būna kažkoks tai. Ir svarbiausia, išnešti reikia iš daržo, niekada nepalikti tokių lapų. Būna visur visko pasitaikas. Nestebuklai ir pas mane. Tikrai nestebuklai. Kada purški, prižiūri visokius, tai jo. O kai nepurškiu aš, va, kokie grožiai, nu. Čia tik apatiniai dar, tai paskui bus dar į viršų, dar bus daugiau. Šalnas neteina, čia šalnų nebūna, bet jau žiūriu kažkas lesa. Snapiukus sukišė. Biškai baidiklius tačiau šernai vaikšta, bet neteinčiai daržą. Va, pačioj patys didžiausiai. Nu, džiaugiuosi pats, tikrai džiaugiuosi. Ką sugebu, tą sugebu. Agurkus, pomidorus užauginti labai. Darysim šiemet labai daug spausim tų, ko virsiu padažų iš pomidorų. Bandysim bandymus. Bandysim bandymus. Agurkai tai užkariavo visą. Viską užkariavo. Ai, aš jiem leidžiu tegul eina. Kur jie nori, ten tegul eina, užtenka visko. Į valias. Tikrai visko. Nu, bet žiedų, aišku, pusė yra tuščių. Bet aš nesirgu dėl tų tuščių. Va, yra naujų pasodinta, tuoj bus. Gal dar vieną reizą sodinsiu vėliau. Niekur aš neskubu. Tegul būna. Bulvės, čia į bulbę palikta, čia visas miksas pas mane. Nu. Bitutės dūzgia girdžiu, nu. Matysis šitų žiedų. Žiedų tai tikrai daug, va. Va, kokie agurkiukai. Neleidžiu dideliem augti. Nuskabau daug agurkų, irgi labai daug, bet labai skanus. Reikia visada taisyklingai vandenį paduoti. Šiltą va baseiną, matėt, rodžiau pusę baseiną. Laistau tik iš baseiną, nes ten jokių nieko nepilam. Užšyla. Ir tada, va, aišku, pusė čia yra tuščių tų žiedų. Bet per tokį kiekį tai man sočiai užtenka, čia užskyniau ryte. Tai sugalvojau ateit parodyti, saulės didelės nėra, labai gerai filmuoti. O kada saulė, tai labai neaiškiai matosi. Geriau, kada saulė dingusi. Nu į ką tokie agurkiukai.
Jau seniai valgom, labai gražus, labai skanus. Nu, kaip tik va tokius ir vakuoti stiklainį. Kaip tik tokie dydžia dėl savęs. Tai va, nu gražus daržas, tikrai gražus. Labai gražus. Arbūzai irgi jau žydė, jau yra nužydėjusių. Arbūziukų pilna. Viskas sugyvena kartu, kaip mieste žmonės irgi sodin viskas iki. Bulvė, sako, užsikrės, nieks čia neužsikrečia, nematau, kad kas. Turiu aš nuo tos miltligės. Jeigu reiks nuo purkščių, nusipirkau elektrinį purkštuvą labai gerą, žiauriai gerą, 60 eurų, bet pasakiškai man. Česnakų dar nekasiau, tik nukasiau itališkus. Itališkai pirmiau nunoka aplenkė. Lietuviškai buvo pirmiau sodinti, o itališkai pirmiau nunoka. Va, kai gražiai mane surišta. Nu čia tų priraišėjau, kad bijau. Čia nieks neskrida kol kas, bet bijau, kad kokias varnas neužpultų. Ir tai va, te radau pomidorą kažkokį įlestą. Tai va, kiek žiedų. Da čia tik prasideda tie. Mat pavėsiai, labai gerai pavėsiai. O ten ant kiemą pilna sočiai valgymui. O pavėsiai pats tas bus daug vėliau. Tai va, biškį palėja vėl dušnekas. Tik biškį palėja vėl dušnekas. Bet gerai smagu. Įsivala organizmas, visi brudai išeina. Reikia jau surišti man tuos. Tingiu dabar. Būtinai reikia surišti, nes tuoj vartytis pradės. Va, česnakai į pabaigą, viskas jau laiks raut seniai. Eisiu gal šiandien rauti aš juos. Va, riešutų parodysiu. Sakiau, nu ne visi matos čia. Čia turi prasklaidyti. Nu šiemet riešutų tai neįsivaizduoju graikinių. Vieni riešutai. Tiesiog daugybė. Visur, va. Nereik nei medį lipti. Su ranka pasiekima. Vieni riešutai. Nežinau, kaip čia parodyti. Dar labiau. Va. Saulė išlinda. Va, čia arbūzai. Kokia diduma. Biškis suvarga jisai. Čia vienas didžiulis. Ten va sodinta neseniai gale. Čia dar va vėliau. Tai va taip visokius bandymus. Visokius viską darom. Žiedai čia užmegsta. Ir alyvuogės, viskas vietoj. Alyvuogių irgi žydėja, medis net laika. Čia lyja, čia vėl saulė. Buvau sakęs, parodysiu durnaro apie žiedą. Va, jau žiūriu yra. Jau yra, bijau liestis, jie nuodingi, skaičiau. Nu, koks grožis žiedas. Nu, čia bus vieni žiedai. Kad čia sufokusuotai saulė nematau. Labai gražus, čia bus labai daug žiedų. Ir kas svarbiausia, ilgai žydė. Daugiau nematau kol kas vieną.
Čia jau tos atsodintas naujai. Ką rodo karščio pavėsį.